sėdėti 6 valandas neišlipant iš automobilio. Kaip sekės? Nu, esam finiše ir tai jau yra neblogai, bet prisidirbom, prisikliurkinom. Aš turėčiau pasakyti, prisimti, kad truputį į kopas nuvedžiau ne ten, kur reikia. Ne pagal kelio knygą važiuoja lyderiai, jie padaro kelių, kurie neprašyti kelio knygoj, tada visi pjauna tais keliais ir visi pasiklysta. Mes 40-30 km, jeigu būtum nepramasinę vienos krypties, kuriamba būtų viskas buvę. Ir pametėm visai traką. Įsimušėm į tokią peklą, kad, nu, žodžiu, mes prasimušėm. Valandą kaip minimum buvom pasiklydę, out of touch. Buvo tokia vieta, pavyzdžiui, mes išvažiuojam, o ten sukasi kokie 30 automobilių. Visi važinėja pirmyn atgal, į kairę, į dešinę, ir visi, kaip ir mes, ieško to pačio waypointo. Paskui tai spaudėm jau, kai išlindom. Aš jau tiek spaudžiau, kad net ratą numušiau. Jis ant manęs rėkia labai. Sako, tu ko taip varai, nori atsigrotą valandą? Sakau, noriu. Viskas gerai. Valanda tai nėra bėda. Mes lik 33 finišavom ir bendroji iš 20 nukritom į 21. Labai gaila, šiandien turėjo būti mūsų diena, būtumėm stipriai lindę į 20-tuką. Aš žinau, kas laukia šiandien. Šiandien mes turim tikrai rimtai suvirškinti tai, kas įvyko, nes daugiau mes tokių klaidų negalim sau leisti. Šiandien buvo šaltas dušas, nes valanda dar yra nieko. Čia galima parasti ir ne valandą, ir ne 2, o ir 3, ir 4, ir ta prasme galima labai nusirišti žemyn. Taip kad mes padarėm klaidų, jas išmokom, dabar dar užfiksuosim ir rytoj mes atsikreipsim tą valandą.